Daug tų visokių maršrutų. 4,5 km, 6 km, 10 km. Kažkas yra tu 1 km 800. Nu, bandysim pasivaikščioti. Aiškiai išsukau iš kelį, nes toks takėlis eina aišku. Toks, nežinau, kaip čia vardinti, uolas. Blemba, kas čia vadins? Akmenys, ne? Uolas. Sunkia perduoti telefonus ten vaizdą. Bet man tai labai gražu. Kadangi vis tik jau nemažai ėjom, turiu 3 sumuštinius. Galvoju vien suvalgyti. Atsigerti vandens. Ir bandysime tolyn. Kitok maišėlį neradau, tai... Kas čia buvo? Nu, man tai įdomi, aš sakau. Tai, kad gyven Norvegijoje, kad Lietuvė, kad dažna Lonkos fjordus dar kažkur tai. Tiems, aišku, neįdomi tikriausiai jau. O man tai eina savo. Ypatingi vaizda. Nepaliečiau, palieskim. Ilga neužsibūnam, biškį pasidžiaugiam ir einam į priekį. Nu va, dabar esim kažkokios tos. O, kas čia ble per šūts, eina savo. Nu, prie norčiau pažiūrėti. Jie ir kažkoks tunelis yra, bet mes nepateksime į vidų. Gaila, kai vidų neam patekti. Man įdomu, kas ten yra vidų. Išsukėm iš kelį. Čia lyg tai tokia, kaip ir aikštelė būtų. Nu, katros atsiver neblogi vaizda. Aikštelį gal ir bet iki vaizdą neatsiver. Nu, kažkas akmenų tokį. Suskaldyti, bandykime iš tolyn. Nu, toks, kaip akmenų skaldyklas kažkoks. Labai primin smiltynis, kiaulis nugaras, karinį tvirtinam. Vokiečių, bet čia nieko panašaus tikriausiai nėra. Nu, žodžiu, kažkoks saukurėlis, lauža vietė. Čia gal koks šventis vyksta. Tik tuo, bandykime tolyn. Tas keliuks ved link ežerą, bet aš iki kino nebesu. Vakar buvom prie labai panašaus. O aš laips, va čia į kalną. Ten irgi yra įdomių dalykų. Svarbiausia į takėlį rasti. Prasinį išpraunam. Ir visą laiką aukštyn, į žvaigždes ir visą laiką pirmyn, kur vėjas nuneš, juk tu gali pasiekt svajones. Na gerai, pasivėlį vienas beveik įsitraukti padainuoti. Galbūt kartuosim antrą kartą kadrą. Pradedu dainuoti, atsisuku. Žiūriu, žygėjai parent su kuprinė. Prasiledau, kad reikia gal greičiau negu aš. Tokias akmenuotas takeles. Blemba, kas širdis džiaugas. Nežinau.
Juk čia nieko daugiau nepripasakosi. Lipi tarp akmenų. Žulas. Džiugis. Вокаль, чи ні? Дядя Льюк. Tas akmuo, grins asfalts, grins betons, kad būtų išbetonuota atrodo. O, puikiai aikštelė. Nu va, tas ryšiaus bokštas ir matėsi iš toliai, prie kad aš norėjau atėti. Oba. Akmeninis takėlis. Nu, puikia. Jau baig nusileisti nuo to kalno. Dar pažiūrėjau iš Google žemėlapiaus, kad ir dar lyg tai šonį, toks atodangas visai neblogas. Bet greičiausiai šiandieną jau nebesu. Turiu dar visai nemažai dainų. Jeigu nesugalvočiau kartas kur nuėti, tai būtina užsuksiam. Aš persigalvojau. Nors norėjau vėti miestą jau, bet nusprendžiau pagrįžti, kitus atodangas pažiūrėti. Maža ką, jeigu kartas nebepasitaikytų progą čia atvažiuoti ar atėti, tai... Blemba, tie lėktuvai Gardemoną. Var, skrendi. Nu, tai kur žmogus sen. Tuos atodangas ir iškojau. Blemba, vėl ratą apėjau. Koks vaizdas. Eina sau. Ok tu sau. Eina sau. Jo. Blemba. Kokias ten aukštumas. Koks grožis. Eina savo. Nu tikrai gražiai atrodo. Ten salų daug visokių metus. Kalną. Dar biškį priekiam, palei šlaitį pasižiūrėkiam, kaip čia viskas atrodo. Jau drąsiai galėsim mėti atgal į miestą. Svarbiausia nenudardėti čia kur nors. Kaip matom, sauliuks nudardėjai. Nu,
Aš žinau, kad ir geriau, bet kiek aš galėjau savo gauti šiandien, tai ir be gal pasakiška. Blemba džiaugus, kad persigalvoju, grįžau atgal. Blemba superinė vaizda. Aš suprantu, kad žmonės gyvena čia Norvegijoje ir turi galimybės pakeliauti po Norvegiją, ten į šiaurį, dar kažkur tai po tus fjordus. A ne, aš prisižiūriu žymiai gražesnių vaizdų, bet kadangi man galimybės į pakankamai ribotas, tai ir iš laika, ir iš finansų, ir iš transporto, tai džiaugus, kad galiu ir teik pamatyti. Blemba superinė vaizda. Pirmas į gyvenimį važiausi į tunelį, kad rasi 3 km 700 metrų ilgiaus.